laiko skyriau ir skatinau inovacijas kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu ir plėtros tarnyba. Iš tikrųjų, manau, kiek reformavome visą mokslo kryptį sveikatos mokslų srityje ir iš tikrųjų skatinom, kad tos inovatyvios idėjos vis labiau ateitų į mūsų realią praktiką. Mūsų pagrindinis tikslas yra sukurti dirbtinio intelekto įrankį, kuris automatizuotų kiek galima labiau širdies ultragarsinį tyrimą. Iš ko gimė ta idėja? Tai gimė iš to, kad mes jautėme problemą ir kad tas tyrimas ir šio tyrimo didelę dalį užima mechaninis darbas, tai yra daugybės mygtukų spaudinėjimas, kurį turi atlikti gydytojas kardiologas. Ir nusprendėme, kad būtent dirbtinis intelektas ir mūsų, ir mano komandos, ir mano kolegų žinios apie tai gali tikrai atnešti ženklę naudą tam, kad mes galėtumėm efektyvinti šitą tyrimą ir ne tik jį pagreitinti, bet galbūt ir prisidėti prie gerokai greitesnio ir geresnio tikslumo, kalbant apie diagnostiką ir gydymo pasirinkimą. Tikriausiai labai esminis dalykas yra, koks yra mūsų kiekvieno tikslas ir kaip mes galbūt plačiai norime žiūrėti kiekvienas į savo sritį. Iš tikrųjų, medicina yra ta sritis, kuri leidžia save įgalinti labai plačiai, jeigu tik mes patys to norime. Tiesiog kartais reikia atsitraukti ir pažiūrėti iš toliau ir pasižiūrėti, kokia aplinka mus supa ir kokia aplinkoje mes dirbame. Ir ar joje yra tai, kas mums tampa kaip skaudulys, kurį mes norėtumėm pakeisti ir padaryti kažką su tuom kitaip. Tai čia ir galbūt ir atsirado mano noras ir mano motyvacija, nes aš mačiau tame problemą, turėjau jau tam tikrą sukauptą patirtį, kalbant apie mokslinę veiklą šitoje srityje, ir sutikau savo kolegas, kurie tikrai turėjo sukaupę žinių apie dirbtinį intelektą, ir tiesiog mes sujungėme savo kompetencijas ir savo žinias tam, kad sukurti kažką bendro, jungiant technologijas ir mediciną, konkrečiai šiuo atveju kardiologiją, ir sukurti inovatyvų sprendimą, kuris tikrai būtų tas dalykas, kuris ir mums patiems atrodytų svarbus ir kas galėtų iš tikrųjų sukurti kažkokį pokytį. Manau, esminis dalykas yra, ko reikia, kad pradėti, tai esminis dalykas yra drąsa. Ir be drąsos tikrai negims šitie dalykai ir niekas neis į priekį. Tai jeigu yra drąsa vystyti toliau idėją. Ir idėja yra tas antrasis jau dalykas, kuris tampa labai svarbus. Nes idėja turi būti tokia, kurią, kaip aš jau ir minėjau, pirmiausia, tu turi tikėti pats. Tuo turi tikėti tavo komanda ir žmonės, su kuriais tu kartu dirbi, nes nepamirškime, jeigu mes kalbam apie startuolį ir apie pradinę komandos darbą, tai yra savanoriškas darbas, tai yra idėjinis darbas ir visa komanda turi tikėti. Tada tuom turi patikėti ne tik tu ir tavo komanda, tuom turi patikėti ir aplinkiniai žmonės, ir pirmiausiai tie žmonės, kurie su tom dirba. Jie turi patikėti, kad tavo idėja yra tikrai ta, kuri yra keičianti iš esmės visą procesą ir jinai tikrai gali nešti esminį pokytį į tai. Tai šitą dalyką yra labai svarbu. Sekantis dalykai, kurie yra labai svarbu, tai yra nebijoti burti komandą ir tas dažnai minimas komandinis darbas. Jis yra nepaprastai svarbus ir gebėjimas suburti komandą, ją išlaikyti, vesti į priekį, motyvuoti ir kartu stiprinti ir visiems kartu tobulėti. Tai yra vieni iš irgi kertinių dalykų ir aš manau, kad mūsų pavyzdžių vėlgi tai yra vienas iš esminių dalykų, kuris mus visada veda į priekį. Tikriausiai esminis yra dalykas vėlgi dalyvavimas daugelyje projektų, renginių, kur tu gali susipažinti su labai įvairiais žmonėmis, įvairias kompetencijas turinčiais žmonėmis.
atrasti žmonės turinčius skirtingas kompetencijas ir ypatingai šiuo atveju dirbtinio intelekto vystymo žinias ir specifinės ir programavimo žinias yra tikrai nelengva, bet vėlgi aš manau, kas yra mūsų stiprybė ir pasisekimas, tai yra, kad mūsų komandoje dirbantys žmonės būtent turi kombinaciją. Jie turi ir medicininį pagrindą, plus jie jau turi nemažą patirtį bendrai, sakykime, IT srityje ir jie ne tik žino programavimo įvairius dalykus, algoritmų kūrimo dalykus, bet jie žino ir problemą. Jie supranta problemą ir gali sujungti šitas dvi dedamąsias dalis tam, kad sukurti sprendimą, kuris tikrai būtų reikšmingas ir sujungiantis medicininę dalį ir IT dalį. Iš tikrųjų, baimės buvo ir baimės yra tikriausiai ir dabar. Ir galbūt esminis dalykas, kas yra susijęs su medicinos pasauliu ir tikriausiai visiems medicinos studentams, jauniems gydytojams yra labai svarbus dalykas, kad medicina dažnai sukuria tokį labai didelio stabilumo jausmą. Tai yra stabilus darbas, stabilios pajamos, kurios yra gana pastovios, gana panašios. O startuolės ir įkūrimas startuolių, ėjimas tokių crazy idėjų link įneša ir duoda daug nestabilumo jausmo, kas mus labai stipriai išmuša iš vėžių ir priverčia labai adaptuotis prie skirtingų ir labai kintančios situacijos, nes vieną dieną gali būti labai sėkminga diena, kitą dieną gali būti visiškai nesėkminga diena ir tu vieną dieną galvosi, kad ką tu čia darai, bet antrą dieną galvosi, kad wow, mes darom tikrai kažką reikšmingo. Tai tikriausiai tą reikia suprasti ir einant į startuolį, tam, kad nebūtų tos baimės, reikia norėti tos dinamikos, nes pati dinamika iš savęs ir kuria komandą, kuria idėją, tiek tas teigiamas, tiek neigiamas atgalinis ryšys, sėkmės ir nesėkmės, jos iš esmės ir formuoja visą tą vystomą idėją, komandą, branduolį ir verčia iš esmės ją judėti į priekį. Tai aš siūlau to nebijoti. Nes tikrai tas nestabilumo jausmas mus tikrai, manau, gan dažnai gąsdina, ypač mūsų įprastame pasaulyje. Iš tikrųjų, manau, pagrindinis dalykas tai yra bendrauti su kuo daugiau žmonių ir vėlgi mūsų buvo taktika pasirinkta, nes grįžtant į pradžią, mes iš tikrųjų buvome labai jauni, labai žali, kada visą tai pradėjome ir tikrai trūko daugelies srities žinių, bent jau man tai tikrai trūko daugybės žinių ir aš kai grįžtu, sakykime, 1,5 metų atgal, tai tikriausiai save matau, taip gan stipriai galėčiau nusišypsoti save pasižiūrėjęs iš tos perspektyvos, koks buvau tada. Bet kas mums tikrai labai padėjo, tai yra bendravimas su daug įvairių žmonių, kurie turi sukaupę patirtis skirtingose srityse. Tai yra ir investuotojai, verslo atstovai, investiciniai fondai, teisininkai, finansininkai, jau turintys startuolių žmonės, kurie tos žinių trūkumus ir patirčių trūkumus labai gerai galėjo kompensuoti ir labai stipriai mus augino ir aš manau, aš pats labai daug išmokau iš žmonių, kurie mane supo ir su kuriais aš labai noriai bendravau. Dirbtinis intelektas yra ypač šiai dienai ypatingai svarbus tose medicinos dalyse, kuriuose yra daug vaizdinės medžiagos, tiesiog daug duomenų, ar ne? Tai yra radiologija, patologija ir ta pati kardiologija, kuriuose yra iš esmės kaupiama nemažai vaizdinės medžiagos, ar ne? Nes dirbtiniam intelektui yra ypatingai svarbus duomenys ir ne tik patys duomenys, čia atsiranda ir komanda, ir žmonės, kurie tos duomenys anotuoja, paruošia tam, kad jie tarsi yra kaip dirbtinio intelekto mokytojai, o dirbtinis intelektas yra kaip mokinys, kuris yra mokomas tų mokinių ir jis tobulėja.
Tai dirbtinis intelektas ir tampa svarbus tuom, kad jis gali padėti optimizuoti visą tyrimo procesą. Ypatingai jau tai yra daug ko padaryta radiologijoje, kur yra integruota į vaizdų peržiūros sistemas įvairios dirbtinių intelektų paremtos programos, kurios padeda iš esmės nuimti gydytojui tą mechaninį darbą, atlieka įvairių struktūrų segmentacijas, matavimus ir taip toliau, kas iš esmės pagreitina tyrimą. Antras dalykas, kuris yra labai svarbus, čia vėlgi visoje medicinoje ir kardiologijoje ir radiologijoje, tai yra kintamumas vertinimo tarp skirtingų tyrėjų, kas vėlgi yra labai aktualu ir kas yra labai svarbu diagnostikos tikslume ir dinamikos vertinime gydymo eigoje. Tai dirbtinis intelektas jau yra tikrai daug tyrimų padaryta, kad, iš esmės beveik tai gali eliminuoti visą šitą dalyką, nes jis įveda kaip standartizaciją visiems tyrimams ir, kada vertina skirtingi tyrėjai ir gaunama tiesiog tarp tyrėjų paklaida, dirbtinis intelektas iš esmės tai gali panaikinti. Kiti svarbus dalykai tai yra, kad dirbtinis intelektas, kaip pavyzdys, gali pagerinti vaizdo kokybę. Ta vadinama triukšmo sumažinimo galimybė vaizdiniuose tyrimuose vėlgi yra labai svarbi ir čia vėlgi yra dar viena dirbtinio intelekto stiprybė, kuri gali pagerinti diagnostiką visą. Tai manau šitos sritys iš esmės yra pagrindinės, kur dirbtinis intelektas gali nešti tų naujovių. O pati kardiologija ir naujovės kardiologija iš tikrųjų juda labai į priekį. Dar prieš karantiną buvusi Europos kardiologų draugijos prezidentė, profesorė Barbara Cassidy, iš tikrųjų pabrėžė, kad dirbtinis intelektas tampa vienas iš kertinių įrankių, būtent žvelgiant į ateities širdies vaizdinių tyrimų atliekamams moksliniams tyrimams ir vystymui. Tai iš tikrųjų yra, manau, svarbi raktinė žinutė, kad tai yra vienas iš ateities dalykų, į ką labai linkėčiau visiems atkreipti dėmesį ir telkti daugiau dėmesio, mokintis ir gilintis daugiau apie tai, nes tai iš tikrųjų gali būti raktinis įrankis visiems didžiajai daliai ateities mokslo, vystymo ir ateities veiklų. Man kaip gydytojui iš tikrųjų būtų svarbu, dėl ko aš ir pradėjau gilintis į dirbtinį intelektą ir kodėl mes pradėjome jį bandyti paversti įrankiu, tai iš tikrųjų tas, kad dirbtinis intelektas man galėtų nuimti kuo daugiau mechaninio darbo. Tai yra, kad mano darbo dalis didžiausia tai būtų ta, kur aš galėčiau pacientui sukurti esminę vertę. O mechaninė visa dalis, tiesiog paprastas žymėjimas, mygtukų spaudinėjimas, segmentavimas, tai kas tik sukuria vertę tik tada, kai tai interpretuoji, galėtų būti atliekama dirbtinio intelekto, robotizuotų struktūrų, kurios visą tai atlieka. Tai čia yra viena iš pirmųjų vizijų. Aišku, kada mes ateityje galėsime turėti jau sudėtingesnius neuroninius tinklus ir sudėtingesnį dirbtinį intelektą, ne tokį specializuotą, kokį mes turime šiai dienai, tai tikriausiai mes galėsime jau kalbėti apie platesnę integraciją, pradedant nuo diagnostikos atlikimo, gydymo parinkimo ir, sakykime, gydytojui tik tai tam tikrų jau konkrečių variantų sukūrimo, kurį sukurtų dirbtinis intelektas ir gydytojas galbūt galėtų tik tai, atsižvelgdamas ir į kaip žmogaus stiprybę, tai yra žmogaus klinikinį supratimą, galėtų sujungti ir pasirinkti pacientui optimaliausią variantą. Tai žmogus, kuris būtų iš esmės labai įvairiapusiškas ir gebėtų matyti labai plačiai. Tai to reikalaus ir turėtų būti vienas iš esminių dalykų net ir medicinos pasaulyje, tai yra kūrybiškumas. Gydytojas turi būti kūrybingas, jis turi gebėti kūrybingai žiūrėti į problemą, į ligą, į ateinančias inovacijas, būti adaptatyvus ir gebėti su jomis dirbti. Nes įrankiai yra kuriami tam, kad žmonės ir šiuo atveju gydytojai tiesiog juos galėtų įgalinti, spręsti problemas ir efektyvinti visą procesą.
Tai gydytojas turėtų ateityje, jo esminiai dalykai tai yra kūrybiškas požiūris į visas problemas, idėjų generavimas, gebėjimas atsitraukti ir pažiūrėti į visą situaciją kompleksiškai, sudėjus kartu dirbtinio intelekto pasiūlymus, paciento nusiskundimus, klinikinius simptomus ir sudėti visą tai į vieną kompleksą ir iš to rasti geriausią išeitį, geriausią gydymo taktiką ir geriausią sprendimą pacientui. Iš tikrųjų mes dažnai diskutuojam apie lyderystę, bet aš manau, kad dažnai mes lyderystę labai mistifikuojam. Lyderystė tai tikrai nėra tik vadovavimas kažkokiom struktūrom, vadovavimas komandom, tai yra kasdienis mūsų atsakomybės prisiėmimas ir tai, kad mes kažką galime padaryti geriau, kad mes galime sukurti pokytį kažkokiai problemai. Lygiai tas pats, manau, yra ir mano pavyzdžių, ir man asmeniškai, tai šis startuolis ir šios galbūt problemos sprendimas, man asmeniškai tai yra, galima įvardinti kaip lyderystės pavyzdys, tam, kad tu randi problemą, tu jauti atsakomybę, kad tu turi tam galimą sprendimo būdą. Galbūt jis tau neišeis, galbūt jis tau nepasiseks, bet tu bandysi tai daryti ir prisimsi atsakomybę už tai, ar tai pavyks, ar tai nepavyks, nesvarbu. Svarbiausia, kad tu prisimsi už tai atsakomybę. Vėlgi, lyderystė, man labai norėtųsi, kad mes kasdieną galėtumėm su kiekvienu pacientu atėję ir pamatę tam tikrą problemą, galbūt kuri nėra tiesiogiai susijusi su tavo sritimi, jeigu tu, pavyzdžiui, esi specializuotas labai gydytojas, bet tu matai tame žmoguje, kad jis turi kitą problemą, kurią tu atpažįsti. Tai vėlgi tai yra elementarios lyderystės pavyzdys, kad tu imiesi iniciatyvos ir sprendi tą problemą ir padedi tam žmogui tuo pačiu. Svarbus pasirinkimas yra nebijoti minkštųjų kompetencijų, nebijoti savęs laminti kaip žmogaus, nes įvairių dalykų pasirinkimas ir buvimas atviram įvairiems naujiems siūlomiems dalykams, kurie suteikia papildomų kompetencijų ir žinių, su kuriomis tu nebuvai anksčiau susidūręs, iš tikrųjų leidžia į savo sritį, į savo daržą pažiūrėti visiškai kitų kampų, pamatyti naujus dalykus ir tikrai labai dažnai leidžia gimti labai geroms idėjoms ir tai sukuria, iš esmės, tokį platesnį pasirinkimų lauką ir vėlgi, kaip ir dažnai miniu, leidžia iš tikrųjų tau kaip žmogui generuoti didesnę vertę dėl to, kad tu tampi įvairiapusiškesnis, turi daugiau kompetencijų, turi daugiau žinių ir gali turėti ne tik vieną nišą, bet gal, pavyzdžiui, 3 savo nišas, kur tu gali būti geras arba būdamas vienoje nišoje pamatyti, kad pavyzdžiui, tau atsibodo arba tu nebematai prasmės joje, tu gali pasirinkti kitą, kurioje tu jau turi tam tikrą bazę, kas yra labai dažnai svarbu tiesiog turėti bazinės žinias ir bazinės patirtis ir judėti su tuom į priekį. Tai aš manau, visada reikia labai nebijoti rinktis, būti atviriems įvairioms galimybėms, įvairioms siūlomoms žinioms ir kompetencijoms, kas pas mus pasaulyje dabar ir universitete, ir bendruomeniai tikrai yra labai plačiai siūloma, tik reikia nebijoti to pasirinkti ir nežiūrėti dažnai tai skeptiškai. Tikriausiai savo palinkėčiau gerokai labiau būti atviram viskam, įvairiom iniciatyvom, įvairiem pakvietimam, įvairiem projektam, įvairioms galimybėms, nes, kaip ir minėjau, visapusiškumas ir gebėjimas save įgalinti įvairiose srityse, aš manau, tai yra vienas iš esminių didesnės savo vertės kūrimo dalykų, todėl aš savo tikrai labai norėčiau pasiūlyti ir savo, kad aš būčiau iš tikrųjų gerokai labiau atviresnis įvairiem dalykam ir nebūčiau galbūt pernelyg siaurai užsidaręs labai siauruose koridoriuose ir tiesiog nebijočiau atidaryti daugiau durų, kurios galbūt kartais tiesiog yra nuleidžiamos tau ir pasiūlomos. Tu turėsi tiesiog jas atverti ir pabandyti užeiti į vidų.